Šiandien pristatysiu Manitou šarnyrinį krautuvą MLA 560HZ. MLA 5 tai krautuvas gaminamas Jungtinėse Amerikos valstijose. MLA raidės reiškia Manitou Loading Articulated, išvertus į lietuvių kalbą, tai būtų Manitou krovos šarnyrinis krautuvas. 5 serija, 60 arklio galių, hidrostatinė važiuoklė ir Z-tipo kinematika kilnojanti priedus. Šito konkrečiai krautuvo komplektacija yra premium. Turi 3 greičius, maksimalus važiavimo greitis 30 km/h. Krautuvas gali būti komplektuojamas su skirtingo tipo kabinom. Čia matom pilnai įstikrinta su oro kondicionieriumi, bet gali būti taip pat ir be kabinos. Šarnyrinė jungtis leidžia krautuvui susisukti 45 laipsnių kampu. Tai reiškia, kur reikia įvažiuoti į riboto pasiekiamumo, riboto pravažumo vietas. Jūsų šitų krautuvų laisvai galite pravažiuoti. Principas labai paprastas, jeigu pravažiuoja priekiniai ratai, pravažiuos ir galas prasisuksite. Kaip minėjau, krautuvas komplektuojamas su Z-kinematika. Z-kinematinė mechaninė dalis duoda jums didesnį atplėšimo jėgą. Konkrečiai šitam krautuvė atplėšimo jėga yra 4 tonos. Krautuvas komplektuojamas su Hydroglide sistema arba strėlės amortizavimo sistema, kad važiuojant nelygiu keliu ar dirbant ant nelygiaus paviršiaus važiuojant, jums nėra daužimo į rėmą. Krautuvė taip pat yra sumontuoti metaliniai vamzdeliai, kurie leidžia hidraulinės žarnos ar prakiūrus, ar kažkur užkliuvus, pažeidus, pakeisti su kuo mažesnėm sąnaudom, kadangi visos žarnos yra pakankamai trumpos ir tas pakeitimas nedaug kainuoja. Užkabinimo sistemos yra kelių sistemų, tai gali būti euro jungtis, gali būti 4 taškų, komplektuojamas su hidrauliniu užrakinimu priedu arba gali būti mechaninis užrakinimas. Kelimo sistema turi horizontalaus palaikymo sistemą, tai yra sumontuotas papildomas hidraulinis cilindras, kur keliant į viršų priekinę strėlę išlaikomas horizontalus palaikymas su paviršiumi, ar tai būtų su palėčių šakėm, ar keliant kaušą. Taip pat priekyje yra sumontuotos hidraulinės poros, kur galite pasijungti ar siloso atkandėją, ar kitą priedą, kuris reikalauja hidraulinių jungčių. Šito modelio krautuvo maksimalus kelimo aukštis yra 2,97 cm. Keliamas maksimalus svoris ištiesus yra 1,1 tonos. Maksimalus keliamas svoris yra 2,2 tonos, bet šitiem krautuvams skaičiuojama, kad saugus darbas yra 50% nuo to svorio, kai pradeda kilti galas. Šio tipo krautuvose yra labai svarbu, kad svoris būtų tolygiai paskirstytas tiek ant priekinės ašies, tiek ir ant galinės, tiek važiuojant be krovinio, tiek ir paėmus krovinį, nes jeigu bus disbalansas tarp ašių, krautuvas bus nestabilus ar važiuojant tuščiam kely, ar važiuojant su kroviniu. Tai Manitou išsprendė šitą problemą, kad kuro baką patalpino ant priekinės ašies, variklis kaip kontrasvoris yra ant galinės ašies. Krautuvas montuojamas su Deutz varikliu 2,2 litro, 3 cilindrų. Kaip jau ir prieš tai sakiau, 60 arklio galių, priėjimas prie visų filtrų, skysčių papildymų patogus. Visi radiatoriai yra vienoje linijoje, tai patogus ir tolygus yra aušinimas tiek hidraulinio tepalo, tiek ir variklio. Variklis atitinka Euro 5 reikalavimus. Patogus įlipimas į kabiną, plati erdvė pačiam įlipimui, komplektuojama su pneumatinė sėdynė, tai dirbti operatoriai tikrai patogu, pati kabina
erdvė patogi. Šitų krautuvų pagrindinis dalykas ir privalumas, kad sėdi pačiam vidury ir matomumas į visus šonus tikrai yra geras, nes pati kelimo strėlė yra per patį centrą, siaura. Tai matyti tiek patį priedą, tiek ir kur važiuoja yra labai paprasta ir patogu. Ant valdymo rankenos yra sumontuotas visas valdymas būtent strėlės ir važiavimo pirmyn atgal. Mygtukas yra pasirinkimas, kad galima užsiprogramuoti apsukas variklio, galima pasirinkti važiavimo režimus vėžlys ar zuikis, įjungti, išjungti kopijavimo, hidroglide sistemą. Šviesos ir visos kitos signalizacinės sistemos kaip ir priklauso pagal ES reikalavimus. Krautuvas yra pakankamai siauras, jo plotis yra 1,23 metro, aukštis irgi pakankamai žemas, maksimalus aukštis 2,3 metro, tai gali važiuoti į gana siauras ir žemas patalpas. Manitou be pristatyto šardyrinio krautuvo turi taip pat teleskopinius, šakinius, rotacinius krautuvus statyboms, mini krautuvus, kelimo platformas žmonėms kelti.